šit Pasaulio prekybos organizacija buvo labai svarbu ir taip toliau, nes nebėra sienų, laisva prekyba. Dabartinės sankcijos, kurios yra taikomos neteisėtos, nes teisėtos sankcijos vieninteliu atveju ekonominės, kurias patvirtina Jungtinės tautos. Tos sankcijos taikomos dabar prieš Rusiją, kurios nepatvirtintos Jungtinių tautų. Jos tą visą pasaulio prekybos organizaciją nuleidžia į kanalizaciją. Bet ta organizacija ir buvo sukurta tam, kad atstovautų Amerikos interesus. Dabar Amerikos interesai jau nebereikia. Nuosavybė, kuri buvo neliečiama, dabar yra liečiama ir be teismo atimama. Jeigu pinigai buvo, šventas reikalas, jūsų pinigai, jūsų nuosavybė, o dabar jūsų pinigai ir staiga pasidaro jie nebe jūsų pinigai. Jūs jų atgauti nebegalite. Jūs liktai ir turite pinigus, bet jūs negalite už juos nieko nusipirkti. Čia pavyzdys labai geras su Anglijos banku. Venesuela Anglijos banke laikė savo auksą ir laiko dabar. Kadangi sankcijos irgi Venesuelai, pinigų jiems reikia, paprašė auksą sugrąžinti atgal ir pasakė, neatiduosime. Tada į teismus kreipėsi ir teismai patvirtino. Venesuelos žmonių auksas, esantis Anglijoje, Londone banke, saugomas tenai, jis nebus atiduotas Venesuelos vyriausybės reikalavimu, nes jie nusprendė, kad galbūt jūs neteisėtai panaudosite netinkamai vietoj. Nebėra nuosavybės teisių. Visas tas pasaulis šiuo metu griūna ir naujos tvarkos nusistatys. Užtat mums atsiranda šansas. Užtat mums šansas atsiranda šitoj sistemoj besėdint. O dar turint omeny, kad blaivių jėgų Europoje tikrai yra. Toliau.